Ir pirmąjį ginčio kamuolį laimė čia Kauno Žalgirio antroji komanda. Jų pirmasis išpuolis pasibaigė nerezultatyviai ir pirmasis. Daitis ten atakavo, Džiorelis Sattersfieldą 1-1 nesėkmingai, Žygimantas Skučas geras, jo perdavimas ties galinė linija besiveržusiam. Žiūrovų skaičiaus, galvoja, kiekgi čia tų žiūrovų susirinks, o problema yra paprasta. Vilkaviškio salės futbolo komanda šiandieną varžosi Jonavoje ir dalis sirgalių, kurie palaiko apskritai turbūt visą Vilkaviškio sportą, yra išvykę ir galbūt prisijungs, jeigu... Lauskui. Po krepšių Ignas Štombergas nepataiko. Čia atkreipsiu dėmesį, kad Žalgirio komandos gretose pasirodė Nedą Rupelį pakeitęs Maksimas Birnovičius. Tai yra 17. Žygimantas Skučas įsigudrina pramesti iš po krepšio ir... 2-1 kitą puikiai. Treneriai padarė tikrai puikius namų darbus, puikiai paruošė komandą, puikiai atliko vadinamąjį skautingą, nes stebinti Vilkavišką per... Tiesiai į rankas Sattersfieldui. O čia Tidžiai dabar jau žaidžia 1-1 prieš Birnovičių. Sustoja pats. Žalgiris yra pataikęs 2 tolimus metimus iš 7. Vilkaviškiečių matome tik 2 iš 9. Mantvydas Žukauskas. Neblizga metimas iš toli abiejose aikštelės pusėje. Čia sujudinta krepšio konstrukcija, taškai. Jokūbas Rudaitis. Dėl Mikalausko rankose kamuolys. Po krepšių Ignui Štombergui pasiseka aikštės šeimininkams. Dabar kiek pritruko tikslumo, bet ir vėl kaip dominuoja baudos aikštelė Štombergas. Čia su Raupeliu, Raupelis gali atsakyti irgi taškais, taškų nėra ir pražangos. Skučas be pražangų, ten sustovi gynyboje Mantvydas Žukauskas greitajame puolime. 3 taškai. Tidžiai, šūvis ir... Rungtynių eina pabaigos, lieka žaisti lygiai 3 minutės ir žalgiriečiai vėl turi galimybę didinti savo pranašumą. Bulanovo metimas skrieja pro šalį. Grįžta į tą aikštės pusę, kurioje ir įvyko šis epizodas visai prieš 14 akimirkų. Majus Bulanovas iš toli nesėkmingai. Gedzinas užtikrinta visko. Ramanauskas pelnė 11 tašką savo komandai šios dienos rungtynėse. Kajus Mikolauskas prieš Žygimantą Skučą pabijojo. Kamuolį Bulanovas prasiveržė, bet taškų nepelno ir Pažarauskas pradeda savo komandos ataką. Perdavimas Gedzinui, Gedzinas po kontakto. Labai paprastai pavyks išspręsti, pritraukus dar vieną labai įdomų turnyrą į Urbo nacionalinį krepšinio lygą. Belieka palinkėti lygos vadovams sėkmės su šiuo projektu. Tikrai naujovė, tikrai įdomu ir... Aikštės šeimininkų persvara. Kitas Pažarauskas prašė Skučas kamulio po krepšių. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Iš šių rungtynių Kajus Mikolauskas. Ignas Štombergas ryžtasi tolimam metimui. Nedas Raupelis ima kamuolį. Jokūbas Rudaitis į baudos aikštelę. Nesiseka čia žalgiriečiams. Tiesiog lankas arba spjauna kamuolius, arba kamuoliai